Girdėjome Steponą kalbant šventvagiškus žodžius prieš Mozę ir Dievą. Taip jie sužadino žmones, vyresniuosius ir įstatymo mokytojus. Jie suėmė Steponą ir atvedė jį į Sinedrioną. Jie iškvietė melagingus liudytojus, kurie liudijo. Šis vaikinas nenustoja kalbėti prieš šią šventą vietą ir prieš įstatymą, visa tai buvo pagrįsta melu. Steponas užėmė tvirtą poziciją, jo gyvenime buvo Kristaus pasitikėjimo savimi, jis žinojo, kas jis yra. Jis suprato, kad yra pašauktas, mylimas ir saugomas Jėzaus Kristaus judo vienas. Ir jis suprato savo misiją, nes kai žinote, kas esate, žinosite, ką daryti. Jis galėjo būti visiškai užtikrintas kaltinimų ir piktų grasinimų akivaizdoje. Vienas pastorius neseniai sakė, aš priėmiau sprendimą Dievo akivaizdoje atsisakyti teisės būti įžeistam. Atsisakiau savo teisės gyventi su pykčiu, būti supykusiam nėra nuodėmė, tačiau svarbu, ką su juo darome. Steponas pasielgė taip pat, nes Kristuje jis visiškai suprato, kad buvo nukryžiuotas su Kristumi, palaidotas kartu su juo ir prikeltas gyventi naujų gyvenimų Kristuje. Todėl Kristus gyveno savo gyvenimą jame ir per jį, taigi jie visi galėjo stovėti ir rodyti į jį pirštais meluoti apie jį ir vietoj to, kad jis dėl to išprotėtų patirtų visišką panikos priepuolį ir ištirptų arba iškeltų krūtinę ir mestų jiems iššūkį į kovą, jis sėdėjo su tokia ramybe tarp didžiulio melo ir kaltinimų ir jo veidas buvo kaip angelo veidas. Tai pasitikėjimas, tai yra saugumas. Steponas buvo kaltinamas, bet jis atsisakė teisės pykti ir per visą tai išsaugojo ramybę. Apaštalų darbų 7:54. Tai išgirdę, Sinedriono nariai supyko ir griežė dantį ant jo. Steponas atsistojęs papasakojo visą Jėzaus Kristaus Evangelijos istoriją, pradedant pradžios knygą, ir tada pasakė jiems, kad dėl jų kaltės Kristus buvo nukryžiuotas, kad jo kraujas buvo ant jų, ir jie nelabai gerai priėmė šią žinią. Ta akimirka jie buvo įsiutę ir griežė jį dantimis, tačiau Steponas buvo atidavęs savo teisę įsižeisti, pykti ir tiesiog mirė pats savo. Apaštalų darbų 7:55 ir Angėja 60. Bet Steponas, kupinas šventosios dvasios, pažvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovintį Dievo dešinėje. Žiūrėk, tarė jis, matau atvirą dangų ir žmogaus sūnų, stovintį Dievo dešinėje. Tai išgirdę jie užsidengė ausis ir, šaukdami iš visų jėgų, visi puolė prie jo. Išvilko jį už miesto ir ėmė apmėtyti akmenimis. Tuo tarpu liudytojai padėjo savo plaštakas prie jaunuolio, vardu Saulius, kojų. Kol jie jį užmėtydavo akmenimis, Steponas meldėsi, viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią. Tada jis puolė ant kelių ir šaukė, viešpatie, nelaikyk šios nuodėmės prieš juos. Tai pasakęs, jis užmigo, kaip ir Jėzus, kuris gyveno savo gyvenimą Stepono asmenyje ir per Steponą, jis stojo į kovą, ir tai jam kainavo gyvybę, bet iš tikrųjų jis įgijo gyvenimą. Jis žinojo, kad jei jo nenužudys, jis ir toliau skelbs Evangeliją, ir daugybė žmonių atgims iš naujo, bet jei jį nužudys, jis tai laikys pergalę, nes bus Jėzaus, to, kurį mylėjo, akivaizdoje. Jei būtumėte teisiamas už tai, kad esate krikščionis, ar užtektų įrodymų jūs nuteisti? Ar gyvename taip, kad mūsų gyvenimas būtų toks įtikinamas ir griaunantis Kristaus reikalą? Kito įvykio metu Petras ir Jonas ėjo į šventyklą melstis, kai vienas luošas žmogus paprašė jų išmaldos. Petras pažvelgė į jį ir tarė, sidabro ar aukso neturiu, bet tai, ką turiu, duodu jums. Vardan Jėzaus Kristaus iš Nazareto, vaikščiok. Paėmęs jį už dešinės rankos, jis padėjo jam atsikelti, ir iš karto vyro kojos ir kulkšnys tapo tvirtos. Jis pašoko ant kojų ir pradėjo vaikščioti. Tada jis kartu su jais nuėjo į šventyklos kiemą, vaikščiojo, šokinėjo ir šlovino Dievą. Pamatę jį vaikščiojantį ir šlovinantį Dievą,
Visi žmonės atpažino jį kaip tą patį žmogų, kuris anksčiau sėdėdavo elgetaudamas prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, ir buvo kupini nuostabos bei susižavėjimo dėl to, kas jam atsitiko. Apaštalų darbų 3:6 Ange 10. Vyras ką tik buvo išgydytas, Dievas ką tik buvo pasielgęs, o Petras ir Jonas buvo suimti, tardomi ir mušami vien už tai, kad padėjo žmogui Jėzaus vardu. Paminėjus Dievą niekas nesipiktina, tai galima aiškinti laisvai, tačiau kambaryje staiga pasidaro labai tylu, kai paminimas Jėzus, Jėzaus vardas ir asmuo skaldo, ir ateis diena akimirka, kai turėsime užimti poziciją. Iki šiol mūsų kultūra Amerikoje mums buvo šiek tiek maloninga, bet taip bus ne amžinai. Apaštalų darbų 4:16 Ange 20. Ką darysime su šiais vyrais, klausė jie. Visi Jeruzalės gyventojai žino, kad jie padarė žymų ženklą, ir mes negalime to paneigti. Tačiau, kad šis dalykas toliau neplistų tarp žmonių, turime juos įspėti, kad daugiau niekam nekalbėtų šiuo vardu. Tada jie vėl juos pasikvietė ir įsakė jiems visai nekalbėti ir neaukoti Jėzaus vardu. Bet Petras ir Jonas atsakė, kas teisinga Dievo akyse, klausyti jūsų ar jo. Jūs būkite teisėjai, o mes negalime nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome. Pastoriaus Jimmy šio ryto pamaldos. O, kad apie mus būtų sakoma. Jie buvo kupini tikėjimo, šventosios dvasios, Dievo malonės ir galios. Jie darė didelius stebuklus ir stebuklingus ženklus tarp žmonių. Apt 6:5-8 Steponas, kankinys už Kristų, bus amžinai prisimenamas dėl savo pozicijos dėl viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus. Jis laikėsi savo pozicijos, puikiai žinodamas, kad tai bus jo paskutinė pozicija. Ar atsilaikytumėte, jei būtumėte pakviestas? Tai gali nutikti mūsų gyvenime. Kas bus parašyta jūsų epitafijoje? Kokia yra jūsų gyvenimo žinia? Kad sunkiai dirbote ir sukaupėte didelius turtus, kad pakilote per savo socialinio sluoksnio visuomenės sluoksnius, kad turėjote milijonus patinka ir sekėjų socialinėje žiniasklaidoje. Sustokite ir pagalvokite apie šį klausimą. Kas pirmiausia iškils į paviršių, kai žmonės mane prisimins? Ką jie prisimins? Ar jie galvos tik apie mane? Ar prisimins, kad mano gyvenimas buvo nugyventas tarnaujant, paklūstant ir mylint vienintelį tikrąjį viešpatį ir karalių? Turime pasiekti, kad mūsų tikėjimas liudijimas būtų drąsesnis. Galbūt mums nereikės pasisakyti teisme, bet gali tekti tai padaryti prie vandens šaldytuvo ar kavos aparato biure. Lauke sunkvežimyje ar kasant duobes su grupe vyrukų. Visą gyvenimą turėsime užimti pozicijas, ginti savo tikėjimą, atsistoti ir pasakyti: aš to nedarysiu, tai nepatiks mano Dievui. Būsime raginami atsistoti. Ir ką darysime? Ar stovėsime už savo karalių? Ar atsisakysime žengti žingsnį atgal arba nusileisti? Ar nenusileisime ir sakysime: neįsižadėsiu savo viešpaties? Nė vienas iš mūsų nežino, kur visa tai vyksta mūsų kultūroje dabar mūsų tautos, bet tai atrodo, kad mes įžengę į kailaukinių laikų, ir mes turime apsispręsti dabar, stovėti, kai mes turime stovėti, kad mes nepasiduoti ar pasiduoti, kad mes nestradal liniją, kai ateina laikas, bet mes užimsime poziciją dėl Jėzaus. Malda: Tėv, mes mylime tave ir gerbėme tave. Dėkojame tau už privilegiją užimti poziciją. Tu esi mūsų viešpats ir karalius. Steponas atsilaikė ir tai jam kainavo. Petras ir Jonas atsistojo, jie buvo sumušti, bet buvo išlaisvinti, o paskui toliau nešė vaisių tavo karalystei. Viešpatie, ar mes gyvensime, ar mirsime, tai nesvarbu, svarbu, kad mes stovime. Suteik mums malonę atsilaikyti, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, Liepos 3, 2022. Daugiau, kur mūsų alkis susitinka su jo pažadais. Įgalioti dalytis šiuo gyvenimu. 4 savaitė. Efeziečiams 5,
18 NLT. Kas aš esu? Aš nesu jėga, aš nesu vaiduoklis, aš nesu energija, aš esu Dievo dovana, aš duodu gyvojo vandens ištroškusiems, dvasiškai mirusiems duodu naują gyvenimą, aš duodu naują pradžią atgimusiems, aš duodu dovanas, kad pamokyčiau kitus, esu kaip upė, vėjas ugnis, ten, kur aš esu, yra ramybė, ten yra viltis, ten yra meilė, ką aš darau, aš gyvenu širdyse, gydau sužeistuosius, išvarau demonus, aš atskleidžiu tiesą, aš išaukštinu Jėzų. Ar žinote, kas aš esu? Aš esu amžinasis, aš esu Dievas, aš esu šventoji dvasia. Viešpatie, dėkoju tau už tavo buvimą šioje vietoje. Tu esi čia, tarp mūsų, tarp savo vaikų, ir, viešpatie, esi čia laukiamas. Švęsdami šios tautos laisvę mūsų nepriklausomybę, mes, kaip tavo sūnus ir dukterys, skelbėme, kad esame priklausomi nuo tavęs. Tai yra mūsų deklaracija apie priklausomybės panaikinimą. Mes pareiškėme, kad mums reikia tavęs, kad be tavęs negalime ir nenorime gyventi šio gyvenimo. Dėkojame tau, viešpatie, kad atsiuntei tą, kuris buvo pavadintas Parakleto pagalbininku tuo, kuris buvo pašauktas šalia, kad būtų mūsų draugas, mūsų guodėjas, patarėjas, mūsų mokytojas, mūsų užtarėjas, mūsų gynėjas. Dėkojame tau, šventoji dvasia, už tavo buvimą, kad tu veiki mumyse per mus ir ant mūsų ir mes tave sveikiname, švenčiame savo susiliejimą su tavimi, kad galime būti viena su tavimi. Esame viena su tavimi Kristuje, Kristus mumyse yra šlovės viltis, dėl to esame susilieję su juo. Vienybėje Kristuje. Šiame cikle kalbėsime apie asmenį ir darbą to, kuris yra pašauktas padėti. Priimdami Jėzų kaip viešpatį ir gelbėtoją, mes sakome: Jėzau, man reikia pagalbos. Ir kai tai darome, kartu su juo ir jo išgelbėjimu priimame ir asmenį, kuris gyvens mumyse, veiks per mus ir bus šalia mūsų, kad padėtų mums įgyvendinti Dievo pašaukimą, valią ir tikslus mūsų gyvenime. Daugelis tikinčiųjų pažįsta Jėzų, jie myli tėvą, bet nelabai žino apie šventąją dvasią ir nesupranta, kad kai jie atidavė savo gyvenimą Jėzui, šventoji dvasia persikėlė ir apsigyveno jų gyvenime, ji gyvena su jais, vaikšto su jais. Pokalbiai apie šventąją dvasią gali pakrypti keistumo linkme. Raudona vėliava, kuri sako: palaukite minutėlę. Daugelis iš mūsų praeityje yra turėję neigiamos patirties. Ne su pačia šventąja dvasia, bet su žmonėmis, kurie dėl savo įsivaizdavimų apie šventąją dvasią tampa keistuoliais. Šventoji dvasia nėra keista, keistoki yra žmonės. Mes esame įgalioti dalytis šiuo mums duotu gyvenimu. Tėvas yra mūsų šaltinis, Dievas yra mūsų visako šaltinis. Jis suteikia mums šį gyvenimą. Dabar mumyse, kuris trykšta kaip gyvojo vandens upės, tekančios iš mūsų gyvenimas. Viltis, džiaugsmas, charakteris ir prigimtis, dorybė, šventosios dvasios vaisius, meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, gerumas, švelnumas, ištikimybė, susivaldymas. Visi šie dalykai yra mūsų Kristuje, nes pati dvasia gyvena savo gyvenimą mumyse, per mus ir ant mūsų. Dabar esame įgalinti dalytis šiuo gyvenimu. Jono 14:15 RANG 18. Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Ir aš melsiu, prašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą pagalbininką, graikiškai Parakletos, patarėjas, užtarėjas, guodėjas, draugas, kad jis pasiliktų, gyventų, apsigyventų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, bet jūs ją pažįstate, nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, aš ateisiu pas jūs. Jis įgalina mus gyventi, pripildydamas ir išliedamas save ant mūsų. Turime suprasti, kad nesame vieni. Tai, kas mums duota daryti, užduotys, pašaukimai, Dievo valia ir tikslas. Jis ne šiaip sau davė jums svajonę, o paskui pasakė:
Sėkmės jums, skambink man, jei tau manęs prireiktų, bet vietoj to jis sako, aš esu čia, kad gyvenčiau su tavimi amžinai. Tiesiog amžinai, niekada tavęs neapleisiu, aš esu su tavimi nuo pradžios iki pabaigos. Aš užbaigiu tai, ką pradedu. Jis lieka su mumis per visą tai, net kai mes nežinome, kad jis yra šalia. Eilėraštis pėdsakai yra graži išraiška to, ką Dievas daro per savo šventąją dvasią. Jis mus paima ir neša, kad liktų tik vieni pėdsakai, ir jie ne mūsų, o jo. Dievas neša mus per sunkius dalykus, su savo šventąja dvasia, kuri buvo duota kaip dovana, ji yra dovana. Jėzus sakė, tas, kuris ateina, yra tėvo pažadėtasis. Taigi mums suteikiama galia ne tik priimti šventosios dvasios buvimą, gyvenimą ir galią, bet ir gebėjimas dalytis su kitais. Jūs nesate vieni, dauguma tikinčiųjų nesidalina savo tikėjimu su kitais, nes yra įbauginti, jiems atrodo, kad jie nepakankamai žino. O kas, jei nežinau atsakymo į klausimą, tačiau mes nesame pašaukti būti Biblijos atsakymų žmogus, būti vaikščiojančių konkordansu, cituoti kiekvieną šventojo rašto eilutę. Turime išmaniuosius telefonus, tad galime tai susirasti, tačiau turime šventąją dvasią, kuri gali mus nukreipti, vesti ir vesti ten, kur mums reikia eiti. Mums visiems reikia pagalbos. Tam tikrą prasme galime padėti vieni kitiems, bet turime tą, kuris, pasak šventojo rašto, laikosi arčiau nei brolis. Patarlių 18:24, ir tai yra šventoji dvasia pats. Dievo buvimas, Kristaus buvimas mumyse, gyvenantis savo gyvenimą mumyse, per mus ir ant mūsų. Apaštalų darbų 1:4 ESV. Būdamas su jais, jis liepė jiems neišvykti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, kurį, pasak jo, jūs girdėjote iš manęs, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia jau po daugelio dienų. Tai buvo prieš pat Jėzaus įžengimą į dangų, kai jis buvo perkeltas iš šio pasaulio į kitą vietą, užimti vietą tėvo dešinėje. Graikų kalbos žodis pakrikštyti pažodžiui reiškia būti uždengtam, kaip skęstančiam laivui, būti užgriuvusiam ir uždengtam valdomam. Jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia, jūs nuskesite į, būsite uždengti, užvaldyti ir kontroliuojami šventosios dvasios. Mums nereikia bijoti šios eilutės, nes Apaštalų darbų 1:6 rašoma. Susirinkę jie paklausė, Jėzų, viešpatie, ar šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laikus ar metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia, bet jūs gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Jūs gausite galios gyventi ant savęs. Mes jau žinome, kad jis gyvena mumyse. Esame atgimę, šventoji dvasia atėjo ir apsigyveno mumyse, tačiau yra galia, kuri prieinama jums ir man, ir tai yra galia gyventi šį gyvenimą, vykdyti tai, kam Dievas mus pašaukė. Jis ne tik sako, ei, tu gimei iš naujo, tai puiku, sėkmės tau. Pasimatysime pabaigoje, kada nors švęsime danguje, bet kol kas tu esi vienas. Ne jis atsiunčia mums šventąją dvasią, parakletos pagalbininkę, kad ji apsigyventų mumyse ir, kai susidurėme su gyvenimo daiktais, kai mūsų važiavime iškrenta dugnas ir esame priremti prie besisukančios sienos, kai esame jos pagauti ir nieko negalime padaryti, gautumėte kvietimą, kurio nenorėjote gauti. Tai įvyksta staiga. Pirma mūsų mintis ir malda tą akimirką turėtų būti: šventoji dvasia, dėkoju, kad esi su manimi. Būk šalia, būk šalia, būk guodėjas, būk patarėjas. Tai daugiau nei tik teorija. Mums reikia jo pagalbos, mums reikia jo galios mūsų gyvenimui realiu laiku. Gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ne tik viduje, bet ir dabar ant tiesioginė prasme, kaip sakoma šventajame rašte. Juk visi,
kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilko Kristumi. Galatams 3:27. Tai tarsi apsivilkti švarką jūs jį apsivelkate. Jis jau yra su jumis, jumyse jis gyvena savo gyvenimą per jūs, bet būna akimirkų, kai jums šiuo metu reikia gale. Jums reikia kažko papildomo tam tikroje situacijoje, kai nežinome visų atsakymų ir mums reikia pagalbos tą akimirką, mums reikia, kad jis būtų su mumis, instruktuoti, mokyti, padėti susigaudyti situacijoje pagal šį scenarijų. Laikui bėgant, kai toliau to mokomės ir augame, tai suteikia tokį pasitikėjimą Dievu, ne pasitikėjimą savimi, bet pasitikėjimą Kristumi. Suprantame, aš nesu vienas ir man niekada nereikia bijoti, kad į ką nors neturiu atsakymo. Suprasdami, kad jau turime galią, galime sakyti, nežinau, tai paslaptis. Tačiau taip pat galime gauti informacijos, net ir realiuoju laiku, kai atsidurėme tam tikroje situacijoje. Jis duos mums, ką sakyti, padės prisiminti, primins viską, ko mokė Jėzus. Šventoji dvasia gali atnešti neaiškę šventojo rašto ištrauką, kurią vaikystėje skaitėme 7 klasėje ar atostogų Biblijos mokykloje, tegul ji iškyla tam tikrų momentų, kai jos prireiks. Šventoji dvasia gali ją prikelti, kai mums jos reikia. Tai ir yra pagalbininkas galia, kurią jis atneša, kai ateina ant jūsų. Kodėl? Būtent dėl šios priežasties. Ir jūs būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Akt 1:8 Jėzus pasakė, jūs būsite mano liudytojai, o ne, jūs būsite mano Biblijos dėstytojai arba mano pamokslininkai. Ką daro liudytojas? Jis tiesiog pasakoja istoriją, ką matė, ką patyrė. Štai ir viskas. Jis atsako į jų klausimą, nei daugiau, nei mažiau. Kartais mes, kaip krikščionys, manome, kad turime viską žinoti, o jei nežinome, tai nieko nesakome. Tačiau šventoji dvasia yra čia, padeda mums liudyti, įgalina mus tiesiog pasakyti, štai ką aš žinau, buvau aš ir buvo Jėzus, o tarp jų kažkas pasikeitė, kažkas man nutiko ir dabar mano gyvenimas nėra tobulas, bet aš buvau susitikęs su gyvuoju Dievu. Mano gyvenimas klostėsi vienaip, o dabar klostosi visai kitaip. Buvau paliestas ir mano gyvenimas pasikeitė. Tai galiu jums pasakyti, galiu su jumis pasidalyti. Turiu teisę apie tai kalbėti, nes tai yra mano gyvenimas ir mano patirtis. Niekas negali prieštarauti jūsų patirčiai. Šventoji dvasia nužengia ant jūsų ir įgalina jūs būti jo liudytoju. Jeruzalėje, vietoje, visoje Judėjoje regione ir Samarijoje, už jos ribų, ir iki pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų 1:8. Bet jūs gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Kaip šventoji dvasia nužengia ant jūsų, taip pat, kaip ir išgelbėjimą per malonę, per tikėjimą, jūs paprasčiausiai prašote. Jėzus sakė, jei jūs, būdami blogi, mokate duoti gerų dovanų savo vaikams, tai juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Ok 11:13. Tiesiog prašykite, melskitės. Turime gebėti įžengti į bet kokį